Tai kur buvai dingęs, kaimieti? Teko dirbti. Reiktų rimtai? Kodėl? Todėl, kad reikėjo užsidirbti pinigų. Nepagalvojau apie tai. O tai ką darot? Mes galim bet ką pataisyti. Namo stogą pataisyti. O, tai klausyk. Davai aš tau pamokėsiu. Pas mane eik dirbti. Man gali daug pinigų siūlyti, bet aš ant visko nepasirašysiu, supranti, aš save esu gerbintis žmogus. Tai kaip suprantu, tu labai brangus. Na jau nesakykit, kad aš jau esu toks brangus jau. Nu nesakau, bet matau, kad labai dažnai ant biuletenio sėdi. Jau kartais jau kai galva užeina skaudėt, va ten mano ta galva jau negeležinė, kiek ir smūgių mačiusi. Tai Petrai, ant stogo vinius nesu galva gi reikia kalt. Kai užeina skaudėt nuotaiko, žinai, nėra, tai žinokit, hebra, nespauskit manęs. Nu nieks tavęs ir nespaudžia, kaimieti. Koks aš bebūčiau kaimietis, bet aš turiu pagarbą, save gerbti. Kaimieti, tai gerbt save būtinai reikia, bet lazankių mum negrusk, kad tau galva pastoviai skauda ir dėl to į darbą neišeini. Aš nieko negrūdžiu, aš ne informatikas, pasaulyje informatikas, kad grūščiau savo nuomonę. Kiekvienas žmogus turi savo nuomonę pasirinkti pats teisiškai. Pasirinkti savo nuomonę teisiškai? Bля, kodėl aš nieko nesuprantu? Todėl, kad tu didžiausia klaida. O tai ką aš padariau? Bandai ištaisyti tą pačią klaidą, kuri jau sudaužyta. Jeigu tu čia apie savo stogą, tai aš nieko nelipu ir nieko nedariau. O tai kas ten pridaryta? Klaidų, kurių padaryta yra, kurios neina jų ištaisyti. Dabar supratau tavo žodžius. Pridarei broko. Vandenuką nuleidai, jie jokios reikšmės neturi tie žodžiai. Taigi sakau, Petrai, supratau tavo žodžius. Va matot. Nuleidai vandenį ir nėra tų žodžių. Nu kaip tai nėra? Ašgi girdėjau. Žodžius belekas gali sakyti. Aš ir galiu žodžius, žinai, pasakyti. Nu pasakyk. Nėra tų žodžių. Kaip tai nėra? Taigi va sakai. Žodžiai nieko nereiškia, atsiminkit šitą dalykas. Ką aš jums ir visada yra pasakysiu. Aš niekada, man žodžiai jokios reikšmės neturi gyvenime. Nu kaip tai neturi? Pasakai žodį ir supratai gi jo reikšmę. Čia tas pats kaip ir meilė. O jūs kaip nori, taip manykit. Nu įdomiai, čia sustūmiai. Mane žinai, kas taip išmokino? Nu neįsivaizduoju. Pasakyt, kas mane išmokino šitį. Pasakyk. Ar pasakyt žmonės. Nu tai pasakyk. O pasakyti, kas mane išmokino šitų dalykų. Nahu, tu žiūriu kaip Maibachas pasidarai, gali nebesakyk. Mane išmokino Džeris Keris.